Kaip jau skelbėme, posėdžiavusi Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba iš esmės pritarė kūno kultūros ir sporto departamento siūlymams ženkliai padidinti valstybės stipendijas didelio meistriškumo sportininkams. Tikimasi, jog pagerės sportininkų finansinė padėtis. Man iš esmės, aš manau, kad niekas nesikeis, kaip ir buvo ta stipendija tokia, jinai ir liks. Galbūt 100–200 litų padidės, bet iš esmės tai neženklus pokytis. Sportininko karjerą baigusiam Lietuvos olimpiniam čempionui disko metikui Romui Ubartui sportininkų finansavimas taip pat aktualus. Aš kaip buvęs sportininkas, kaip sakoma, man jau tas neaktualu, bet aš 100% už, nes ir gyventi reikia sportininkai, ypatingai mūsų sporto šaką, lengvo atletikui, tai būtinai reikia. Aš skaitau ir tos stipendijos, kad jos ir didėtų ir galbūt ir daugiau žmonių jų gautų, ne tik aukštojo meistriškumo, bet jeigu būtų galima, aišku, čia priklauso nuo pinigų, nuo biudžeto ir tie, kurie neturi to aukštojo meistriškumo. Pateiktame nutarimo projekte sumažintas sportininkų skaičius, kuriems buvo skiriama valstybės stipendija už olimpinių sporto šakų Europos čempionatuose pasiektas vietas. Mažas žingsniukas galbūt į priekį, bet jeigu mes pažvelgsime į tai, kas į tas stipendijas galėtų pretenduoti, tai aš manau, kad tą pačią aukščiausią stipendiją galbūt vienas tik tai kitas sportininkas šiai dienai galėtų pretenduoti. Tai ten yra olimpiniai čempionai ir pasaulio čempionai, tai jeigu žiūrėsim Pekino olimpinėse žaidynėse, kiek mes turėjom čempionų, neturėjom, ten po to pasaulio čempionatuose, tai yra tik tai vienas kitas čempionas. Taip kad pagal dabartinį projektą stipendijos būtų skiriamos ne už 1–6 vietas, bet už 1–4 vietas, kai valstybė gali atstovauti vienas atstovas varžybose. Ir ne už 1–8, bet už 1–6 vietas, kai valstybė gali atstovauti 2 ar daugiau sportininkų arba komandų. Vis tik tai valstybė galėtų bent jau keletą tų stipendijų padaryti iš tikrųjų rimtų. Ir kad sportininkam iš tikrųjų būtų noras siekti jų, tuo pačiu rezultatus gerinti ir taip toliau. Kalbinti vilniečiai palaiko tą mintį, jog Lietuvoje reikia remti sportininkus ir stengtis jiems suteikti tinkamas sąlygas atstovauti savo šaliai. Manau, kad tai teigiamas dalykas, galbūt padidintų motyvaciją, nes dabar matosi tendencija, kad sportininkai pereina tenais, kur daugiau moka. Lietuvoje didelio meistriškumo sportininkams bus padidintos stipendijos, ką apie tai manot? Tai gerai, žinoma, kad gerai. Ir taip jau mažai, jau čia belieka vieni išsivažinėję. Reiktų paremti. Manau, kad simboliškai ir labai nedaug bus padidintos. Vien dėl to, kad jau bėgt pradėjo čia. Nerūpi niekam, nei sportininkai, nei kiti žmonės. Darbo liaudis, grubiai tariant. Nemanau, kad labai sulaikys čia jos. Reikia papildomai kažką tai daryti ir padėti sportininkams iš tikrųjų išlaikyti tokią amžių, kad iš tikrųjų visą savo pasaulį galėtum sakyti, kad Lietuva yra eiga.